Gavote bonusą už gerą darbą ir įsigijote naują Samsung telefoną? Sveikinu! Šiame video pademonstruosiu, kaip jame aktyvuoti eSIM. Bet palaukite, neišjunkite šio video, jei vis tik bonuso negavote ir toliau naudojate savo seniau pirktą Samsungą. Jame taip pat galite aktyvuoti eSIM. Parodysiu kaip. Įjunkite savo naująjį išmanųjį, pasirinkite kalbą ir toliau sekite žingsnius, kol pamatysite užrašą jungtis prie mobiliojo tinklo. Štai čia ir pridėsime jūsų eSIM. Spustelėkite nuskaityti QR kodą ir nukreipkite telefono kamerą į QR kodą esant jūsų bitės paslaugų teikimo sutartyje. Sėkmingai nuskaitę kodą, spauskite pridėti ir toliau tęskite telefono sąrangą. Ją pabaigę jau galėsite naudotis mobiliuoju ryšiu su eSIM. Atsidarykite kamerą, nukreipkite ją į prieš tai minėtą QR kodą, tada apačioje spauskite geltoną mygtuką Pridėti planą telefone. Kitame ekrane spustelkite Pridėti ir viskas. Nauja eSIM jūsų senajame telefone įdiegta. Kaip matote, aktyvuoti eSIM yra labai paprasta. Bet ją pašalinti turbūt labai sudėtinga. Ačiū, kad paklausėte. Tikrai ne. Eikite į išmaniojo nustatymus, pasirinkite skiltį ryšiai, tada SIM tvarkyklę, spauskite ant savo eSIM ir tada žemiau spustelkite pašalinti. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt, kur rasite daugiau naudingų instrukcijų ir patarimų.